Daugumas mokslininkų užduoda klausimą, iš kur yra kilęs žmogaus genas. Jis kilęs iš gyvuliško lygio. Žmogus nėra sukurtas atsitiktinai. Žmogus tai tas dieviškas planas, kuris buvo gyvendintas per dieviškas būtybės gyvybės nešėjus, kurie dirbo su naujo žmogaus organizmo genetikos sukūrimu. Ta genetika buvo paimta iš gyvuliško lygio, todėl žmogaus baimės būsena yra gyvuliško lygio. Tai ta programa, kurią būtina anuliuoti ir nugalėti žmogaus evoliucijos procese. Ši programa per daugelį amžių ir epochų padėjo išgyventi žmogui jo gyvenimo procese, bet laikui bėgant žmogus suprato šio geno žalą, kuris skiepytas kiekviename žmoguje. Kaip nugalėti ir atsikratyti baimės? Mano mylieji, tai pažinimas, kurį žmogus įgyja per didelį darbą. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas suprantantis baimės žalą žmogus pradėtų darbą su savimi. Ką reiškia darbas su savimi? Na pavyzdžiui, jei jūs bijote tamsos, kelkitės naktį ir vaikščiokite tamsiomis gatvėmis. Po 4, 5, 6 ar 7 kartų tokių pasivaikščiojimų jūsų baimė tamsai išnyks. Tik tokiu būdu galima įgyti baimės anuliavimo programą. Tik per patirtį žmogus gali atsikratyti baimės. Kitas būdas – hipnozės pagalba anuliuojama ramybės būsena, atidarant pasąmonę, ištirnamos tam tikros baimės programos. Bet tai labai pavojinga ir turi liūdnas pasekmes. Išvengti baimės žmogus gali įgyjant patirtį. Būtent tai darykite, arba stenkite suprasti baimės prigimtį. Galbūt nėra tai baisu, kaip atrodo iš pirmo karto. Vėliau žmogus suprasdamas, kad baimė yra lengvai nugalima ir pašalinama, jis pradeda vykdyti kitus gyvenimo procesus ir jo psichika atsistato. Juk baimė yra parazitas, kuris griauna jūsų psichiką. Žinodami, kaip dirbti su savimi ir baimės programomis, jūs auksite jūsų pačių akivaizdoje. Būsite patenkinti savimi. Pakeisite požiūrį jūsų pačių atžvilgių. Mylėsite save labiau negu tada, kai buvote baimės valdomi. Kada jūs nugalite baimę, jūsų valia, stiprybė, ryžtas, aktyvumas, jūsų siekiai, įsitikinimai, veiklumas stiprėja. Tai ir yra gyvenimas. Puikus, pilnavertis, tyras dvasinis kiekvieno žmogaus gyvenimas.